Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šitam video parodysiu, kaip sukurti metalinės sijas. Prieš tai jau sukūrėm monolitinio gelžbetonio ir surenkamo gelžbetonio sijas. Pažiūrėjom, kaip jos veikia, ir metalinės konstrukcijos turi keletą savo niuansų. Tai visų pirma, aš projekte neturiu metalinių sijų šeimos, todėl einu į Insert, Load Autodesk Family ir pasirenku visų pirma europietiškus skersvėjus, Europe, tada Structural Framing kategorija, nes joms reikia Structural Framing kategorijos, Europe Specific skersvėjai ir susirandam kažkokią tai siją iš mūsų dominančios duomenų bazės. Būtent HEA sijas pasirenku šį kartą, spaudžiu Load, pasirenku tipą sijų, kokį aš norėčiau naudoti, bet kada galima, aišku, papildomai užsikrauti. Ir dabar jau galiu naudoti šitas sijas savo modeliui. Taigi pasirenku Beam ir matote šeima HEA, tipas HEA 220, 300 arba 400 tarkim, ir kategorija Structural Framing. Ir vėlgi aš esu antram lygyje ir tiesiog nubrėšiu siją, pasirinkęs komandą, brėžti nuo taško iki taško. Gerai, taip ir padarom. Šiuo metu nustatytas detalumo lygis yra coarse, tai grubus, todėl nesimatė tikras skersvėjis, nes metalinės ir medinės sijos turi tokį, šeimose taip yra sukurtos, kad turi skirtingą detalumo lygį. Dabar nubrėžiu keletą sijų ir ką noriu parodyti. Tai kai nubrėžiu metalinę siją, panašiai kaip surenkamo gelžbetonio sijos, jos irgi turi šitas rodiklytės atitraukimo. Irgi taip pat siūlyčiau daryti disallow joint ir tada naudoti, žodžiu, sijas, sukurti šitiems tarpams tarp kolonų, jeigu reikia, ir naudoti, tarkim, rodiklytę atitraukimui. Kitoj pusėje pas mane kolonos yra kita kryptim, jos čia sustojo ties irgi kolonos kraštu, nors kolona pasukta šitą ana kryptim. Jeigu net ir siauresnė būtų čia, tarkim, sija 200, vis tiek jinai sustoja ties čia, nors sijos galas atrodytų čia, bet, kaip sakiau, reaguoja Revito elementai, visokie tie automatiniai sujungimai į gabaritinius matmenis kolonas. Tai jeigu norėčiau turėti tą siją čia, aš turėčiau su šitom priemonėm sutvarkyti. Arba, taip sakant, irgi padaryti disallow joint ir kažkur tai paslinkti sijos galą. Tik tai, kad slenkant sijos galą, kartais būna daugiau čia objektų ir jisai prisikabina prie kokio nors kito objekto ir staiga nušoka sijų galai, tai reiktų atsargiai žiūrėti šitą vietą ir paskui sutvarkyti galus, jeigu kartais pasimestų sijos braižymo plokštuma. Ir kas čia yra su metalinėm sijom, kad jos turi dar vieną papildomą tą parametrą, kaip sakiau kažkuriam video, tai kaip brėžiam siją, yra šitas structural usage, ir jeigu mes pasirinksime kažkokį, kokį mes norime, girder, paskui, pavyzdžiui, joist pasirinksiu, ar ne, ir paskui kitą pasirinksiu, kokį nors purlin. Nepavyko tiesiai nubrėžti, pataisysim šiek tiek. Tai prie medium matomumo niekas tai neturi įtakos, prie fine irgi, tačiau jeigu jungsim coarse, matysim, kad purlin yra dabar kaip ir brūkšninė linija, nes viskas rodoma schematiškai brūkšniais, ir dar yra toksai mygtukas išjungti, rodyti linijas pagal storius, nes jeigu aš įjungiu, visos linijos yra vienodo storio, o į išjungus matosi skirtingi linijų storiai. Taigi šitas parametras
turi įtakos tam linijų storiui. Tai jeigu brėžinius ruošiate schematiškai, tai nuo šito parametro priklausys, kaip atrodo. O ir viskas. Tokie būtų skirtumai pagrindiniai metalo sijų nuo kitų sijų. Tai šiam etapui tiek. Kitose video aptarsime, ką dar galime daryti su sijomis, kaip su jomis dirbti.